su filmu. Šiandien toliau prisiminsime šį filmą. Prisiminsim svarbiausius to filmo epizodus. Stebėsime jūsų parengtus pranešimus ir visą tai integruosime su anglų kalba, jau pradėtas mokytis jūsų sąvokas. We will see your presentations about this film and we will remember when we use these words: friendly, tolerant, careful and bright. Mes parengėm pristatymą apie matytą. Math in English today. And the goals of our today lesson is to revise numbers and the names of the geometric shapes. It's the first goal, and the second. Perimeter equal 32 centimeters, yeah. Plus 28 centimeters. Centimeters. Plus 21 centimeters. Šiuolaikinės mokyklas, taip, daraktorinė mokykla ir šiuolaikinė mokykla. Lietuvių kalba. Susirasime, kas tai yra per mokyklą, ar ne? Susirasime kokios priemonės ir tą patį parašysime anglų kalbą. Atrinkti pačią svarbiausią informaciją ir sukurti skaidres. Tos skaidrės bus apie jums jau žinomus lietuvių literatūros kūrėjus, kurių kūrybą jūs analizavot 8 klasėje. Įkelti į pasirinktą skaidrių maketą, jį tinkamai pasiruošti. Mes turėjome 4 pamokų ciklą informatikos matematikos, kurių metu jūs turėjote atlikti darbus. Darbus rasite matematikos tinklaraštyje matematikos@blogspot.com. Įvertinimai bus įrašyti į tamo vidurkis informatikos ir matematikos. Šis mūsų kūrybinis darbas yra tęstinio lietuvių kalbos projekto Kauno rašytojų kūryba dalis. 9 klasės mokiniai EPUR klasėje rinko medžiagą apie didžiojo lietuvių poeto Maironio kūrybą, ką vertins ir informacinių technologijų mokytojai. Buvo įdomiau dirbti, neigu skaityti vadovėlius ar rinkti iš ten žinias. Man asmeniškai labai patiko mokintis tokiu būdu su kompiuteriu, ieškoti informacijos apie tai. Mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, Nord+ Erasmus+. Vykstant į užsienį, priimant svečius, visada pristatome savo mokyklą, miestą, šalį, savo pačių kasdienybę, pomėgius. Labai svarbu, kad vaikai gebėtų ne tik gerai komunikuoti užsienio kalbą, bet ir būtų įvaldę įvairias skaidrių pateikčių formas, filmų kūrimo metodiką. Bendradarbiaujant su Daiva Labardienė visus šios gebėjimus ugdome pamokų metu. Mano, kaip informacinių technologijų mokytojos tikslas, kad visų klasių mokiniai turėtų galimybę
ir gebėtų naudotis kompiuterinėmis technologijomis įvairių dalykų pamokose, kad tobulėtų ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Šiandieną pamokos uždavinys buvo išmokti teisingai apskaičiuoti raidinių reiškinių reikšmes. Tai mes pasitikrinsime kompiuterių pagalba, ar išmokome tai atlikti. Kaip visada, su e-mokyklos portalo programa Matematika tau elektroniniam Praėjusią pamoką mes mokėmės apie taupymą. Ir apie taupymą mokys yra, kad pagal jau turimą žinias apie taupymą, dirbdami porose, pateiksite pinigų taupymo būtent namuose būdus. Tai va dabar po porą patarimų nuo poros. Galima neįkvėpti dažnai šviesų, nepalikti išjungtų, jeigu nebūti kambaryje. Tokios pamokos yra labai įdomios. Smagu, kad pamokas veda dvi mokytojas. Dirbant porose yra lavinamas mūsų kūrybiškumas. Jau nuo 5 klasės darome praktinius darbus, kuriuose yra integruotos informacinės technologijos. Mokytojai visada mus skatina darbus atlikti kūrybingiau ir įdomiau. Pamokos yra įdomesnės todėl, nes mokomės dalykų 2 kalbomis, praplečiame savo žodyną, aiškinamės naujas temas. Integruotas matematikos pamokos yra, mano nuomone, žymiai įdomiau negu rašyti, spręsti uždavinius.